Sveiki atvykę į Gamą! Į geriausių Akmenės mokinių apdovanojimus. Sveikiname su nominantais, jų tėveliais, mokytojais bei, aišku, mūsų svečiais. Susitikome po metų nesimatymo, tačiau ir vėl mūsų gimnazijos patys pačiausi sėdi čia po vienu stogu. Mielieji, pasveikinkime juos plojimais. Šį vakarą atidaryti kviečiame Akmenės gimnazijos direktorę Astą Lipkinienę. Labas vakaras visiems susirinkusiems į geriausių Akmenės gimnazijos mokinių apdovanojimus. Į renginį, kuris jau tradicinis šioje mokykloje ir jau po pirmo mūsų pažiūrėjimo, po pirmo šokio darosi smagu. O kas bus toliau? Džiugu, kad mokykloje turime kuo pasidžiaugti, kad turime tokių vaikų, kurie išradingi, kūrybingi, sportiški, aktyvūs. Šis vakaras tai jų pripažinimo vakaras, visų jūsų pripažinimo vakaras. Tai, kad jūs kažko siekiate, kažko norite, džiuginate mus, tai yra aišku, labai smagu. Ir aš tikiu kiekvieno nominanto sėkme, kad ateityje juos lydės sėkmė visose gyvenimo vingiuose.
Kągi, pasidžiaugime šiandien gražių renginių ir pasveikinkime nominantus. Ačiū. Ačiū direktoriai. Nominuotojų visa galybė. Todėl norime pabrėžti, kad visiškai nepaisant to, ar atiteks ši garbinga statulėlė šį vakarą jums ar ne, jūs vis tiek esate visa krūva nugalėtojų ir pačių šauniausių mokinių. Rusne, o kaip tu manai, kas iš čia sėdinčių statulėlių turi daugiausiai? Žinoma, kad mes, Martynai. Pažiūrėk, kiek grožio sustatyta ant stalelio. Kol dar niekam neįteikėm, galim ir mes išsidalinti. Kad ir kaip tu to norėtum, ne šiandien, Rusne, ne šiandien. Pamėgink spėti dar kartelį. Ai, tai tu tuomet kalbi apie sportininkus. O kaipgi, žinoma, juk mūsų jaunieji sportininkai statulėlę šluoja viena po kitos įvairiose varžybose, o apdovanojimų tikrai niekada nebus per daug. Tu teisus, prisiminkime, kas kandidatuoja tapti metų sportininku. Metų sportininku pretenduoja tapti Augustė Jedenkutė, Austėja Puzonaitė, Dajus Kasirauskas, Erlandas Grapauskas, Govas Pocius. Metų sportininko nominaciją šį vakarą mums pristatys Akmenės rajono savivaldybės sporto centro vadovas Mantas Mačius. Kviečiame. Labas vakaras. Visada labai smagu grįžti į mokyklą, kurią pats baigiau. Taip pat smagu būti tokiuose renginiuose, kurie, kaip suprantu, čia šita tradicija yra gimusi iš mokinių idėjų, mokinių iniciatyva tikriausiai, nes kiek girdžiu iš vyresnių, kurie tuo metu mokėsi. Tai tikrai puikia iniciatyva, puikus renginys pabrėž tuos, kurie savo darbų, savo būreliais, savo hobiais garsina savo mokyklą ir Akmenės rajoną. O kadangi, žinot, sportininkai nemėgsta daug kalbėti, klausytų kalbų, tai mes ir paskelbsim, kas šiais metais tapo Gama metų sportininkas. Austėja Puzonaitė. Labas vakaras visiems, kaip mane ir pristatė Austėja Puzonaitė. Na ir iš ties kažko labai ruoštis nesiruošiau, nes tikrai nesitikėjau laimėti, žinodama, kad esu tarp tokių tikrai šaunių, tvirtų ir gerų sportininkų. Na, bet mokykla mane išrinko, taigi noriu jiems ir padėkoti, kurie už mane balsavo, nes be jų nestovėčiau čia. Aiškus ir savo draugam, kurie mane motyvuoja ir skatina sportuoti, savo treneriam, kur be jų nebūčiau pasiekusi tokių rezultatų. Ir aišku savo šeimai, ypač savo tėčiui, nes jis man įskiepijo sportą jau nuo tada, kada jau galėjau pradėti vaikščioti ir vis dar skatino sportuoti po šiai dienai. Taigi ačiū Jums ir linkiu gražaus likusio vakaro. Rusne. Kas gautųsi, jei raudoną sumaišytume su žalia? Tai tikriausiai, kad oranžinė, Martynai.
o jei sportą sumaišytume su menu? Martynai, pas mane scenarijui neparašyta, kad dabar pristato metų menininką. Ha, o ir ne. Mes pristatome sportinių šokių virtuozus Tomą ir Brigitą. Martynai, pavydžiu tiems mūsų nepriekaištingiems sportininkams. Keliauja jie iš vieno Lietuvos galo į kitą ir taip visą Lietuvą išmaišo. O tai tau, Rusija, neužtenka, kad praėjusiais metais tu nušlavei metų visuomenininkės nominaciją. Jūs taip pat visuomenininkai keliaujat per visą Lietuvą ir ne tik. Ak, taip sugėdinai dabar. Bet kaip sakoma, žolė kaimyno kieme visada žalesnė. Pažiūrėkime ekraną ir pažvelkime, kas tie jaunuoliai, kurie garsina visą Akmenės rajoną, o ir patį rajoną verčia patrauklesniu akiai. Metų visuomenininkų pretenduoja tapti Gabija Dumsevičiūtė, Ležaitė, Jogailė Kudriūtė, Akvilė Kulveckaitė, Gabija Grigaliūtė. Šiais metais Rusnė nenulips nuo scenos. Ir scenarijus rankose, ir 2 nominacijas pristatysi. Metų visuomenininką tai ne aš pristatysiu. O kodėl? O va todėl, kad nuo scenos nulipt galėčiau. Metų visuomenininko nominaciją mums pristatys Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Rūta Brazlauskaitė. Labas vakaras. Labai džiaugiuosi čia būdama. Antri metai. Ir
Tikrai noriu pagirti pirmiausia už punktualumą. Praeitais metais 1 minutę vėlavau, renginys jau buvo prasidėjęs, tai šiemet pasimokiau. Ir tikrai noriu pagirti pirmiausia mokinių tarybą ir visus pagalbininkus, kurie suorganizuoja bendruomeniai tokį nuostabų renginį. Džiaugiuosi, kad Akmenės gimnazija turi tokią tradiciją, tikrai jau daug metų vykstančius GAMA apdovanojimus. Ir tikrai pasidžiaukite vieni kitais per GAMA, per kitus renginius, per pamokas, per pertraukas, nes tikrai turite dėl ko džiaugtis, nepamirškit to. Ir kaip vedėjai paminėjo, metų visuomenininkas iš tikrųjų yra svarbi nominacija ir visam Akmenės rajonui, nes visuomenininkai ir yra tie žmonės, kurie daug kur matomi, daug kur padeda, daug daro ir tikrai, kuria tą ne tik mokyklą, ne tik Akmenę, bet ir visą rajoną gražesnį. Ir tikrai visos merginos yra nusipelniusios tapti tuo metų visuomenininkę. Tai tikrai su jom susitinkam dažnai ir ačiū Jums už tą aktyvią veiklą. O šiemet Akmenės gimnazija nusprendė, kad metų visuomenininkė tapo Gabija Dumsevičiūtė. Iš tikrųjų, nesirašiau jokios kalbos, nes galvojau, kad gal bus stipresnių, kas daugiau padarė, bet labai norėčiau padėkoti savo klasiokiams, tai Akviliai ir Rusniai. Jos to nesuprasdamos, bet mane paskatino judėti šiuo keliu. Mane žavėjo jų aktyvumas, jos buvo visur ir visada. Ir aš nusprendžiau prisijungti į mokinių tarybą. Ačiū visai tarybai, ačiū mūsų kuratoriai Indrei, kuris suteikė man šitą šansą. Ir iš tikrųjų dėkoju savo šeimai, visiems draugams, visi, kas mane palaikė ir neleido pasiduoti. Ačiū Jums. Ir savo pasirodymu pasveikinti naująjį 2023 metų visuomenininką. Tiek. Čia suteka upės, laumių pilvuos,
ar tau patinka myslės? Sakyčiau, patinka tik tos, į kurias žinau atsakymus. O kaip tau ši? Nei gimsta, nei auga, nei miršta. O yra? Kas? Spėk. Šitos tai tikrai nesu girdėjus. Gal dar vieną kokią turi? Aš irgi nežinau, ką tik pats sugalvojau. Žinai, aš irgi tau turiu myslę. Klausau. Žino jie atsakymus visus. Įveikia pačius sunkiausius testus. Ko paklausi atsakys, jie niekad nesuklys. Kas? Turbūt Gamoje nominuoti metų eruditai? Tikrai taip, prisiminkime, kas jais kandidatuoja tapti. Metų eruditu pretenduoja tapti Martynas Pietukas. Ema Šležaitė. Liudmila Šurkutė. Nedas Dairaus, bet niekaip neaptinku žmogaus, kuris galėtų pristatyti šią nominaciją. Gal todėl, Martynai, kad tas žmogus dabar yra Olandijoje ir yra tau už nugaros. Ak taip, Julijos Kukrytės pristatinėti nebereikia. Jos protas kalbėdavo pats už save. Sveika, miela Akmenės gimnazija. Labai džiaugiuosi, kad tęsite gražią Gamos tradiciją, nes tai yra šventė, tai nėra apie varžymąsi, tai yra tikra šventė ir pasidžiaugimas. Taip pat tikra garbė pristatyti ir metų erudito nominaciją. Eruditas nėra tik apie akademinius pasiekimus ir ne apie olimpiadas ar net pažymius. Tai yra smalsumo, kūrybiškumo ir tikros meilės mokslui titulas. Tai garbė suteikiama tiems, kurie ne tik demonstravo akademinį genialumą, bet ir giliai įsipareigojo intelektiniam augimui ir aistra dalintis savo žiniomis su kitais. Svarbiausia ir yra norėti augti, pražysti, gilintis į tave supantį pasaulį ir suprasti, kad ši pasaulio pieva yra daug gražesnė, kai visas gėlės joje skirtingos. Bet vienas kitai neužstoja saulės. Metų eruditas tai puikiai žino, bet iš patirties palinkėsiu mėgautis kelionę ir per daug negalvoti apie rezultatus, nes jei net ir kažkas nepavyktų ir rezultatai nebūtų tokie, kaip tikėjaisi, bet jeigu tu, mielas erudite, ir visi kiti, būsit mėgavęsi procesu, tu jau esi laimėtojas, nes tu gyvenai laimingą gyvenimą ir džiaugiaisi kiekvienu momentu. Taigi, jeigu jau prakalbame apie laimėtojus, manau, kad pats laikas paskelbti, kas gi tapo šių 2024 ar 2023 metų eruditu. Taigi, metų eruditu tapo Akvilė Kulvinskaitė. Didžiausi laimėjimai. Labas vakaras. Antri metai, kaip gaunu šaunų apdovanojimą, o žmogaus, kuris įteiks, taip ir nėra. Bet esu nepaprastai dėkinga už šią didingą galimybę stovėti prie jūsų ir priimti šią išskirtinę erudito nominaciją. Ši akimirka mane užpildo nuostabiais jausmais ir dideliu susižavėjimu, nes matau šalia savęs tokią talentingą ir įkvepiančią bendruomenę. Ši nominacija yra ne tik mano asmeninės pastangos vaisius, bet ir visos mūsų bendruomenės,
kuri kasdien skatina mane siekti aukščiausių standartų, tai yra jūsų palaikymo rezultatas. Erudicija – tai mano aistra ir besibaigiantis noras mokytis. Nuolat skatino mane siekti žinių, o ši nominacija tampa puikiu atspirties tašku naujiems iššūkiams. Leiskite pasidalyti šią nominaciją šlovės šventę su visais, kurie mane palaikė, įkvėpė ir bendradarbiavo šioje nuostabioje kelionėje. Ačiū Jums, mano artimieji draugai ir mokytojai, už Jūsų nepakeičiamą paramą ir įtaką mano gyvenimui. Dabar, kai stoviu prieš Jūs kaip erudito nominuota, pažadu ir toliau dėti visas pastangas, siekdama aukščiausių standartų, kuriuos šiandien garbina mūsų bendruomenė. Noriu dalintis savo žiniomis ir įgūdžiais su kitais, bei kartu su Jumis kurti dar didesnę, išmintingą ir įkvepiančią čia ateitį. Dar kartą nuoširdžiai dėkoju už šią didžiulę garbę būti pripažintai metų eruditu. Ačiū. Vienas muzikinis sveikinimas Jums, mielieji. Šį kartą jį mums dovanoja Urtė Katyvaitė.
Niekaip tu to daikto nepaleidai iš rankų. Visą naktį treniravausi ir noriu tau ir jums, mėlėjai, kai ką parodyti. Imk. Oho, Martynai, tu tikras talentas, o aš vis dar niekaip nesugebu to daikto sudėti. Tiesa, juk čia vienas iš tavo nuopelnų, dėl ko esi nominuotas net 3 nominacijose. Nesityčiok. Čia nėra paprastas daiktas, Rusne. Čia Rubiko kubas. Tačiau visai nesvarbu, jog nemoki sudėti. O gal tave pamokyti? Ne, Martynai, neturime tiek laiko. O dar vieno talento mums tikrai nereikia. Žiūrovų salėje jau ir taip apstu. Todėl prisiminkime, kas kandidatuoja tapti mūsų talentingaisiais menininku. Metų menininku pretenduoja tapti Urtė Novagrocka, Skaistė Matovičiūtė, Augustė Kristybė, Ieva Venskutė. Martynai, o kodėl tu neišėjai dar? Kaip tai kodėl? Juk mums reikia pakviesti žmogų, kuris pristatys metų menininko nominaciją. Nu gerai, pakviesk. Ai, užleidžiu sceną tau, Rusne. Metų menininkas. Tai žmogus, kuris yra kūrėjas. Todėl šiem žmonėm turėčiau vieną tokį palinkėjimą. Jūs ir būkite tais kūrėjais, tik atsirinkę savo autoritetus, netapkite plagiatais ir kurkite, nes kiekvienas turite savo dalelę ir pasaulis jau turi juos, turi tuos kitus ir pasauliui reikia daugiau tavęs. Menas mus išlaisvina, todėl ir aš nieko nelaukdama noriu išlaisvinti naująjį metų menininką. Metų menininku tampa Urtė Novagrockaitė. Iš tikrųjų tikrai nesitikėjau, kad dabar stovėsiu ant šios scenos. Tai visų pirma, labas vakaras. Ačiū tiems, kurie balsavot. Ir noriu labai padėkoti savo mėlyjams mokytojams, kurie lydi mane šiame kelyje. Savo mėlai šeimynai, kuri visada palaiko mano sprendimus, gal kartais ne pačius geriausius. Ir draugams, kurie taip pat pasijuokė iš mano nesąmonių. Tai kalbos jokios neturėjau, nes nesitikėjau, kaip ir sakiau. Tai ačiū dar kartą. O dabar į sceną kviečiu Emilę Jucevičiūtę pasveikinti Urtės. Žiūri tave pasaulį
12 klasė. Būtų geresnė, jeigu jau būčiau sulaukęs kvietimo į 100-dienį iš 11-okų. Sakyčiau, turėk kantrybės, kantrybė tai dorybė. Bet tai, kad pati tokios neturiu, nes noriu kuo greičiau atskleisti metų 12-oko nugalėtoją. Metų 12-oko pretenduoja tapti Martynas Gėdas, Rosvita Meleckytė, Stiltė Statkutė, Nojus Ivanauskas. Kaip manai, kas geriausiai pažįsta šiuos 12-okus? Taigi mūsų auklėtoja Judita Puzonienė. Kviečiame ją. Labas vakaras visiems susirinkusiems. Pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti, kad jau 9 metai organizuojami puikūs Akmenės geriausių mokinių apdovanojimai. Kad mes turim galimybę išrinkti pačius pačiausius, kurie ir dainuoja, ir šoka, ir piešia. Ir aišku, paskutiniai metai 12-okai. O kad 12-okus pažįstu, tai tikrai, nes turiu tik 16. Puikiai pažįstu. Ir iš čia visus, kuriuos rodė ekrane, galiu apie kiekvieną papasakoti ir pasakyti tik pačius geriausius žodžius. Bet mums reikia išrinkti patį pačiausią 12-oką. Ir žiūrėkime, kas jo tampa. Ir metų 12-okas Martynas Gėdutis. Dar kartelį labas vakaras visiems. 12 metų. Tos pačios sienos, kabinetai, neapsakomai daug gerų prisiminimų ir noras kasdien tobulėti. Visų pirma, noriu padėkoti savo mokytojams, kurie išliko kantrus, visada skatino stengtis, nepasiduoti, patarė, paguodė, kai reikėjo, pakritikavo, tai labai ačiū jiems. Taip pat noriu padėkoti mano auklėtojai, Juditai, kad ji visados pasakys tuos žodžius, kuriuos reikia išgirsti. Pakritikuos, kartu galėsim pasijuokti. Aišku, pagirs ir paguos. Ačiū auklėtoja. Mokiniu, kaip žinot, būti yra tikrai sunku. Manau, visi gali pritarti, bet noriu jums palinkėti stengtis, nepasiduoti. Nes kad ir kokia kliūtis bepasitaikytų jums kelyje, visados dėkit 110%. Ačiū tėvams, kurie yra tiesiog nuostabus, nes jie, nesvarbu koks paros metas, jie man išties gelbsčiančią ranką ir padės. Ačiū broliui ir sesiai, ačiū močiutei, taip pat ačiū balsavusiems ir smagu, jog mane pastebėjote. Ačiū.
nominacijos nugalėtojui Martynui. Šiandien subūrėme pačius pačiausius jaunuolius į vieną vietą. Bet Rusne, ar žinai, kur galime dar rasti visą šūsnį puikių ir gabių jaunuolių? Na, jų būna visur. Einant gatve, mokykloje, dar jų būtų galima rasti. Rusne, aš kalbu apie metų komandą, kurios veikdamos kartu daro stebuklus. Nu tai tu galvoji, kad dabar kiekvienam čia užteks po statulėlę, kuris yra bent vienoje organizacijoje, bent vienoje komandoje ir bent vienoje grupėje. Ši nominacija yra skirta aktyviausiai komandai, o statulėlę pelnys dėja tik viena. O kas pretenduoja į metų komandos naująją nominaciją? Pažvelkime į ekraną. Metų komanda pretenduoja tapti Akmenės merginų šokių kolektyvas, Akmenės futbolo komanda, projekto MEPA jaunieji ambasadoriai, jaunieji maltiečiai. Rusne, tu jau vieną
išeina nominacijos vokelį atplėšiai. O gal dabar leisi man? O kalbą pasiruošiai? O kaipgi? Tai prašom. Metų komanda. Tai jaunuolių grupė, garsinusi Akmenės gimnazijos vardą ištisus metus. Tai čia jau viskas. Čia loginė pauzė. Tai jaunimas, kuris skynė prizinės vietas, tapo laureatais, rinko taurių kolekciją, pildė gerų darbų sąrašą bei išvyko atstovauti gimnazijos vardą užsienį. Visi šie nuopelnai sutalpinti vienoje statulėlėje, kuri šį vakarą atiteks mokinių ir mokytojų nuomonę verčiausiai mokinių grupiai. Atsakymas vokelėje, kuris netrukus išduos naujosios nominacijos savininkus. Metų komanda tampa... Šokių kolektyvas Akmenėje! Norime pakviesti šokių kolektyvo vadovę Nijolę Milaševičienę. Kviečiame merginas, kurios taip pat sėdi šioje salėje. O gal norit kas pakalbėti? Aš irgi nepasiruošiau. Ką kalbėti? Tai čia pasakė Akmenėje, mes kai važiuojam kažkur, tai viena grupė yra Akmenėje, kita yra gimnazijos grupė. Taip jau buvo, sustačiau visas pagal ūgį, per pusę perkirtau, jūs esate tas, jūs esate tas. Taip, tai sakiau, kur mes važiavo viena grupė, bet sakiau, laurais dalėjomės visos. Visos mergaitės yra labai šaunios. Ir aš tikrai stoviu dabar čia visos lipa scenos, tokios protingai visi kalba, visi tokie drąsūs, gražūs. Galvoju, aš tokia nebuvau. Ir galvoju, tokie pasitinkintis jauni žmonės, protingi. O aš ateinu į repeticiją, ten taip aš apdinau. Viskas turi būti pagal mano komandą. Ačiū Jums, mergaitės, kad Jūs paklūstat, kad Jūs manim tikit. Jumis labai didžiuojuosi. Ir tikrai kartais būna taip, kad kartais rajone žmonėms neįdomu yra tie nuopelnai. Nuvažiavom, tikrai džiaugiuosi. Buvo Šiaurės krašto kolektyvų konkursas, buvo 7 merginų kolektyvai. Iš tokių mažų miestelių, iš tokių mokyklų, net iš mokyklų ten mažai pastebuklai būna, kad būna. Tai aš didžiuojuosi, kad mes iš Akmenės nurengėm visas Šiaulietės, ten visus Joniškius ir visas Kelmės ir visus rajonų centrus. Tai galvojau jau po pandemijos, kad nebegrįšiu, bet mes sugrįžom. Įsivaizduok, tau reikia tučtojau apsispręsti, kokius 3 dalykus pasiimtum į negyvenamąją salą. Pirmin, vardyk. Logiška, kad maisto. Logiška, kad ir vandens. O 3, tai gal knygą, kad laikui užmušti. Labai gerai apgalvota. Aš taipogi pasiimčiau maisto, vandens ir... tave. Mane?
Tai nesakai, kad galima pasiimti žmogų. Pamiršau paminėti. Pasirinkau tave, nes tu nominuota metų mokinio nominacijoje. Tai reiškia, kad mes ištrūktume iš pačios prasčiausios situacijos. Juk šioje nominacijoje nominuotieji ne tik gerai mokosi, bet ir daug įgūdžių turi. Tai tada aš irgi pasiimčiau tave. Tik nežinau, kur praverstų tavo Rubiko kubiko dėliojimo subtilybės. Bet aš moku ir magijos kortų su triukomis. Magijos triukų su kortomis. Ai, bet čia irgi nelabai praverstų. Pažvelkime, kas pretenduoja tapti metų mokiniu. Metų mokiniu pretenduoja tapti Martynas Gedutis. Rusnė Ema Šležaitė. Luknė Metų mokinio nominaciją pristatyti gali praėjusių metų nugalėtoją. Kviečiu mokinių tarybos pirmininkę Akvilę Kulvinskaitę. Labas vakaras dar kartą. Metų mokinys tai yra asmuo, kuris eina į mokyklą, kiekvieną dieną ruošia namų darbus, dirba namuose papildomai ir taip pat užsiema visuomeninę veiklą. Viską sutalpinti jaunuoliui, kuris to nenori, nesiekia, yra be galo sunku. Bet mums, mokiniams aktyvistams, dar lieka 3 valandos dienoje. Gal pamiegosim, o gal geriau biologijos knygą paskaitysim. Ir kaip Benjaminas Franklinas yra pasakęs, investicija į mokslą moka geriausias palūkanas. To aš tikiu ir asmuo, kurio vardas užrašytas šiame vokelyje, taip pat tiki. Tad ir pažiūrėkim. Ir metų mokiniu tampa mano bendramintė, mano didžiausia konkurentė, mano geriausia draugė Rusnė Puškutė. Metų mokinys tai toks vardas, į kurį sutelpa absoliučiai viskas. Kas tai bebūtų, užsispyrimas, mokinio motyvacija, mokinio atkaklumas, mokinio žingeidumas, o dar prie viso to ir galybė kitų užsiėmimų, veiklų, pomėgių. Tai už šią nominaciją negalėčiau padėkoti niekam kitam, kaip tik mūsų gimnazijos brangiems mokytojams, kurie augina nuo mažų dienų. Ir ši statulėlė man yra spyris užsibrėžti tobulėti, nes kiekvieno, manau, žmogaus, kuris turi tikslų, pagrindinis siekis yra augti. Ačiū labai visiems. O dabar jūsų dėmesiui nuotaikingas 9-okų pasirodymas. Visas šūsnis žvaigždžių pasiruošė užkariauti žiūrovų širdis. We are
mūsų šauniems devintokams pakūrė tikrą pirtelę. Taip pat šį garbingą vakarą sveikinimo žodžių geriausiems akmenės mokiniams tikrai nebus per daug. Tėvelių komitetas yra paruošęs staigmenų. Kviečiu šalia mūsų tėvų komiteto pirmininką Aidą Šiurkų bei gimnazijos pavaduotoją Ritą Baukaitę. Mes nesusirepetavę, labas vakaras. Labas vakaras. Norėtumėm pakviesti šalia savęs visus šio vakaro nominantus. Visus, kurie buvo nominuoti. Aplodismentai. Vaikai, jūs lipkite. Ir užkūrėt jūs šitą pirtį mums. Aš jau kelintą kartą lipu ant tos scenos iš tikrųjų ir nėra mano apdovanojimų. Nes aš nei šoku, nei piešiu, nei mokausi, gal biškai mokausi visą gyvenimą, mokomės. Bet jūs tie, kurie esat čia šiandien, kurie esat išrinktieji, esat šauniausi. Esat visada siekis ir parodot, kad viskas įmanoma, tad nesustokit. O aš kaip tėvų tėvas norėčiau pasakyti, kad visi tėvai sutiks su manim, kad visi vaikai esat nugalėtojai. Visi jūs mūsų širdys esat nugalėtojai. Ačiū Jums už Jūsų gražius pasirodymus, o aš kaip visada, tęsiant mūsų tradiciją, turiu rankoje dar neišdalintus magnetukus nominantams. Tikiuosi, kad tie magnetukai ras vietą Jūsų namuose. Didžiuojamės mes Jumis. Ačiū. Palaidas dalims magnetukus, aš noriu pakviesti pasirodymo dalyvius Brigitą ir Tomą šalia savęs. Prašom. Paplogim. Labai ačiū Jums. Nepabėgite, stovit šalia. Noriu pakviesti Patriciją, kad prisimintumėt mamą. Čia mažas statulėlės, jie į priekį. Noriu pakviesti Urtę. Bet Urtė šiandien nusipelnė dar vienų plojimų. Šiandien Urtė dalyvavo raiškiojo skaitymo konkurse ir rajone užėmė 1 vietą. Tai Urtė ne tik dainuoja, ji deklamuoja ir mokosi 10. Noriu pakviesti Emilę. Ačiū. Emilė mane valgo. Ir noriu Faustą pakviesti. Nebėra Faustos. Noriu pakviesti 9-okų mokytoją, kuri tikriausiai yra dar. Nežinau, ar nepamiršau nieko, palauk, mokytojai, nepabėkit, dar jūs komandą turit, įsivaizduokit ir jūs būtumėt komandai neparnešę dovanų. Noriu pakviesti dar, nežinau, ar visus paminėjau dabar čia, vaikai, ar visi, kurie pasirodėt esat, nes matau, kai nesusirepetavę. Aš noriu pasakyti, kad mūsų daug ir dar man taip smagu,
kad pavyzdžiui nori šalia savęs Martyną pakviesti. Martynai, jis net negirdi, nes jis dabar nominuotas yra labai į daug nominacijų. Sutiksit, kad tiek Martynas, tiek Akvilė, tiek Ugnė galėčiau vardinti ir jie visi yra verti visų nominacijų. Tiek visuomenininkas, tiek mokinys, tiek eruditas iš tų. Todėl dar kartą visiems mūsų šauniems vaikams jūsų aplodismentai. O dabar Martynai tau čia žinok yra. Čia yra mūsų labai šaunios mokinės Jogailės mamos iškeptas labai skanus tortas su užrašu patys geriausi. Čia dalinsitės kartu visi. Taip, ne vienas. Ačiū visiems, kurie nepatingėjot, atėjot, sušildėt šį vakarą, buvot šalia ir aš tikiuosi, kad kitais metais mes vėl pasimatysim. Ačiū tėveliui, tėvų tėvui, aplodismentai, kuris niekada nepamirš.